3B1 komandai, tos rungtynės vyko išvyko į kairį, į kraštą, o čia žaidžiama 1-1. Apsisukimas ir pavyksta išvengti smūgio Pedrų Brūnų. Ir toks techninis brokas, norom nenorom. Galima smūgiuoti iš tokios distancijos, smūgis kairė koja. Galima pabandyti kelti kamuolį ir iš kito krašto. Smūgis! Komandos strategas. Rodrigesas sakė nepyk. Faje, suprato ar nesuprato, nežinau. Toliau į kairį kraštą. Porą lietimų. Keliamas kamuolys taip, kad vis... Brykovas. Puikus perdavimas vienu lietimu. Smūgis iš dešiniojo pusio. Puikus driblingo veiksmai. Atsikračius varžovas, smūgis. Pas Alytaus Dainavos futbolininkus. Faje 1-1 prieš Brykovą. Kažkur visą tai mes matėme, ne kartą pirmajame kėlinyje smūgį. Šiek tiek, ko gero, paskubėjo Faje. Puikus perdavimas. Tolimas perdavimas iš karto į baudos aikštelę. Faje prie kamuolio gali smūgiuoti. Smūgis! Ir štai pats pavojingiausias epizodas, ką tik buvo. Kairė koja, smūgis, kur kamuolys? Kamuolys už vartų. Apsikabinti rungtynės tarp Vilniaus Baltijos futbolo akademijos ir Alytaus Dainavos baigėsi lygiosiomis 0-0, įvarčių neįmušta, pavojingų